Labas, Matai. Noriu tave šiandien pakalbinti apie naujienlaiškius, visą tą tematiką. Šiuo atveju tai bus apie Omnisend įrankį. Tai yra iš tikrųjų, kiek matom savo praktikoje, tam tikri įrankiai, kurie iš pradžių gal baisu jais naudotis, atrodo galbūt ten neva brangu, bet kai pradeda naudotis, pamato grąžą, pamato naudą įrankio ir neatsisako to daikto, to įskiepio ir mato, kad apyvarta didėja, skaičiai gražus ir tada pradeda galvoti, kaipgi anksčiau nepradėjau to naudotis, prieš metus, 2 ir taip toliau. Tai šiandieninį webinarą tikriausiai irgi vadinčiau vienu iš tų, kur tikrai vertas dėmesio dalykas, tikrai verta jį pasidaryti, o padarius tinkamai tikriausiai nesinorės ir atsisakyti, nes pamatys klientai gražą. Tai vat norėčiau šitą temą tave pakalbinti, kad pasidalintum savo praktiką, nes žinau, kad praktikos tikrai turit milžiniškos ir su didžiaisiais žaidėjais rinkos ir su mažaisiais, tad tikrai įrankis nėra tas, kur tik didėjai gali jo naudotis, tikrai yra ir mūsų klientų nemažai besinaudojančių, tai tikrai ne 1, 2, virš 10 tikrai žinau, tai manau, kad bus ir daugiau, apie kurias nežinau. Tai norėčiau, kad šiuo atveju papasakotų mūsų auditorijai tiek bendrai, kadangi bus pasiekiamas webinaras ir YouTube kanale, tai kad ir visi žmonės, kurie domisi e-komercija, galų gale irgi sužinotų, kaip iš naujienlaiškių ir automatizacijų, būtent kur nereikia to kasdieninio darbo netgi, kaip įmanoma automatizuoti procesus ir uždirbti tikrai geras apyvartas, kuri padės galų gale ir daugiau pelno gauti. Tai labas visiems klausantiems šio mūsų webinaro. Tai noras šiandien buvo būtent pakalbėti ir pasidalinti patirtimi, kaip susikurti tą didžiausios apyvartos kanalą, tą elektroninio pašto rinkodarą. Populiariausias žodis turbūt šioje temoje yra naujienlaiškiai, visiems pažįstamas, visi gauname naujienlaiškius ir esame susikūrę vienokius ar kitokius, sakykime, įsitikinimus savo galvoje, bet juos reikėtų visgi, apie juos galutinai spręsti reikėtų išgirstus, kaip sakant, visas argumentus ir praktikas, kokias naudas gauna verslai iš šito kanalo, nes toliau pasižiūrėsime visokius faktus, kai tai yra pigiausias kanalas, efektyviausias kanalas, reiškia, mažiausiai įdedame, daugiausiai gauname santykio perspektyvoje ir va būtent turint visus tos argumentus, tada galima jau šitą kanalą ir nuteisti, kai gauname naujienlaiškius į savo pašto dėžutę ir tada galime geriau suprasti, kodėl jie krenta, nes verslams apsimoka, sakykime, siūsti tuos naujienlaiškius, ir kartais netgi nemaža dalis tų naujienlaiškių, juos, kaip mes įsivaizduojam, jie yra siunčiami automatizuotai. Automatiškai jie siunčiami iš platformos ir šiandienos taip pat tikslas bus dalis jums papasakoti, kad tuos automatizuotus laiškus taip pat labai nesudėtinga įsijungti ir startuoti nemokamai su Omnisendo platforma. Omnisendas yra populiariausias įrankis Lietuvoje elektroniniam parduotuvėm būtent automatizuoti komunikaciją ir siūsti naujienlaiškius. Omnisendas turi sąsają su Verskis platforma, reiškia, integracija jau yra paruošta, jums tai reikia, kaip sakant, išreikšti tai poreikį, užsiregistruoti paskyrą, įdėti koduką savo admin panelyje ir jau sąsaja tarp elektroninės parduotuvės ir Omnisend paskyros veikia. Tai iš esmės mūsų šiandienos tikslas susisakyti argumentus. Jeigu tie argumentai jums atrodo aktualūs, tuomet papasakosime, ką reikėtų tame kanale pasidaryti, kad gauti maksimaliai naudos, įdedant minimaliai pastangų ir kokie žingsniai, sakykime, tie praktiniai, kad visą tai įsigyvendintų, sakykime, užsiregistruoti paskyrą, kokie niuansai pradėti, tai labai tokie giliai detalės nelįsim, bet labai iš aukštai pasižiūrėsime, ką reikės, kad jums būtų šio webinaro pabaigoje aišku, kokius žingsnius reikia pasidaryti. Tai turbūt kviečiu toliau keliauti per mano pasiruoštas skaidrės ir pačią intro dalį jau pasakiau apie esminės dalis, tai pradžiai apie tos argumentus, kokie yra artikuliuojami ir ką reikėtų žinoti ypatingai pradedantiems arba galbūt nenaudojantiems šito kanalo. Tai pats didžiausias argumentas visgi yra, kad šitas kanalas potencialiai
yra patenkantis tarp top 3 kanalų, kurie generuoja didžiausią apyvartą elektroniniam parduotuvėm. Tai ką reiškia, jeigu jūs, tarkim, naudojate Google, Facebook'o reklamą, kas yra populiariausi metodai, tarkim, jeigu naudojate SEO, organinėje paieškoje, stengiatės Google paieškoje būti aukštai, tai ir jeigu neturite e-mailo kanalo, tai reiškia, jūs labai smarkiai pralošite konkurencinę aplinkoje prieš tos žaidėjus, kas turi šitą kanalą, nes toliau po šitų veiksmų, po Facebook'o, Google'o, turėtų būti e-mailas dėl tolimesnių argumentų. Tai tolimesni argumentai, kuriuos reikia žinoti ir kuriuos, sakykime, jums reikėtų įsidėti į supratimą, tai yra tai, kad kažkurio metu mesgi buvo tas argumentas labai prieš kokią 10 gerų metų pats buvo pagrindinis argumentas, kad yra pigiausias kanalas. Ir tas pigumas labai, aišku, dažnai užburdavo klientus, jie elgdavosi, norėdavo kuo pigiau, žinot, išleidžia 10 eurų, tai tada reikia 9 išleisti, tą vieną reikia sutaupyti, bet efektyvumas jo yra tame, kad jeigu išleidai 20 eurų, gali pasidvigubinti, o tarkim, jeigu Google reklamoje reikia vietoj 1000–2000, tai pats santykis yra labai didžiulis skirtumais ir dėl to, sakykime, toliau parodysiu skaičius, kiek reikia išleisti ir kiek galima gauti, sakykime, ypatingai smulkiam ir vidutiniam verslui. Tai va, tai pats tas grąžos santykis iš 1 euro gaunant labai didelę sumą yra vienas iš pagrindinių argumentų, kurį naudoja, sakykime, tie sėkmingos elektroninės parduotuvės. Kitas argumentas, kuris paskutiniu metu labai artikuliuojamas, tai yra, kad tas nuosavos komunikacijos kanalas. Mes turime problemą, sakykime, ne problemą, bet turim tokius iššūkius, kurie yra susiję nuo mūsų nepriklausančiais kanalais. Tai reiškia, jūs turite susikūrę, tarkim, socialiniuose tinkluose savo paskyras, jūs pritraukėte ten gerbėjus tose paskyrose, jūs laikina, jumis dalinasi, bet kažkas nutinka ir jūsų paskyrą uždaro. Jūs nieko negalite padaryti, jūs prarandate viską, ką jūs sukaupėte per keletą arba per daug metų. Visas tas auditorijas reikia kurti per naują. Čia šiuo atveju, jeigu jūs susikūrėte savo naujienlaiškių prenumeratorių sąrašą, jis yra jūsų, jis niekur nedings, iš jų jo netims, reiškia, jūs galite su tuo sąrašu kilnotis nuo įrankio per įrankį ir taip turėti saugų, kad diversifikuoti savo veiklą. Tai iš vienos pusės mes tarsi privalu galvoti, kaip šitą kanalą išnaudoti dėl to top 3 kanalų argumento, nes sėkmingos elektroninės parduotuvės būtent šitą kanalą naudoja kaip konkurencinį pranašumą prieš kitus rinkos žaidėjus. Ir iš kitos pusės, jeigu mes vertiname rizikas, reikia irgi naudoti tam, kad mes turėtume šį kanalą. Šalia, žinoma, labai nesudėtinga ir kalbėsime vėliau truputį, kai renkant prenumeratorius, žinoma, šalia galime susikurti dar papildomus kanalus. Tai reiškia telefonų numerį, naršyklės pranešimus. Omnisendas savyje leidžia valdyti visus šitos 3 kanalus viename įrankyje. Tai yra ne vien naujienlaiškių siuntimo įrankis, bet ir SMS siuntimo įrankis ir naršyklės pranešimų siuntimo įrankis. Ir labai nedideliais kiekiais siūsti šitos pranešimus tikrai apsimoka. Naršyklės pranešimus tai siunčiat kiek sukaupėt, tiek siunčiat. SMS-ai yra būtent tokia erzinanti vartotojus priemonė, tai jos reikėtų siūsti, sakykime, segmentuotai, labai nesudėtinga pasižiūrėti, kiek žmonių, pavyzdžiui, nepirko per paskutinį mėnesį ir tik tai jiems išsiųsti arba per tą laikotarpį, kur jūs galvojate, kad jie jau turėtų grįžti. Ir tiems ten 100 vartotojų išsiųsti tą SMS ir iš kaštų pusės, ir iš komunikacijos pusės tai yra efektyvus sprendimas. Ne ten, tarkim, jeigu jūs susikaupėte daug tų telefono numerių, natūralu, kad kaštai būtų dideli ir tai nebūtų efektyvu. Tai vienu metu galite susikurti 3 nuosavus komunikacijos kanalus ir taip įsidėti į savo krepšelį šalia kitų veiksmų, šalia mokamos reklamos, šalia Google, Facebook'o, socialinių tinklų, sakykime, veiksmų, turėti dar 3 kanalus, kurie jums labai padeda, sakykime, vystyti savo veiklą, nes bet kurio elektroninės komercijos verslo tikslas turėtų būti turėti kuo daugiau kanalų. Kuo daugiau kanalų turime, tuo galiau galime surasti nišą tame kanale, kaip mums geriausiai veikti ir tada taip pliusuoti tuos kanalus. Čia mes darome dalį, čia darome dalį, čia tą darome dalį, kuri apsimoka, o ne tik tai turime kartais, kur klientai, sakykime, apsiriboja Google ir Facebook'o reklamos kanalais
tenai yra labai didžiulė konkurencija, dideli kaštai, ne visą laiką pasiseka iš pirmo karto, didelis nusivylimas ir tada tokie truputį lieka svilėsių, bet jeigu mes darome lygiai greičiai, pasidarome pagrindinius veiksmus tuose kanaluose, mes tada galime pagalvoti, galbūt daryti radio reklamą, ten banerį, užsisakyti Audorą, autostradų ir panašiai, daryti veiksmus papildomus ir visus, kuriuos apsimoka ir kuo mes daugiau tų kanalų turėsime elektroninės parduotuvės rinkodaroje, toje sklaidoje, komunikacijoje, tuo efektyvesnę veiklą ir turėsime, o ne bandysime į vienus, susidėti visą fokusą į vieną kanalą ir tenai turėti, mokami kanalai preziumuoja, kad jie yra iš savęs, yra dideli kaštai, o tenai reikia žinoti, ką reikia daryti. Tai truputį užtrukau šitoje vietoje, bet labai noriu, kad suprastumėt ir tipiškai sėkmingos elektroninės parduotuvės, didžioji dalis mūsų klientų generuoja taip nuo 20 iki 30%. 20% turėtų būti apatinė riba, kurios reikėtų siekti. Apyvartos iš šito kanalo, reiškia, tokių pagrindinius veiksmus padarius ir renkant prenumeratorius, siunčiant naujienlaiškius, 20% tai jau būtų apatinė riba. Sėkmingi, sakykime, mūsų klientai generuoja ir 40%, turiu tokių kitų pavyzdžių, bet aš visą laiką taip duodu tokį 20% yra riba, kurią tikrai nesudėtinga galima pasiekti, sakykime, per metus 2 dirbant šitame kanale. Daugiau, natūralu, jau reikia investicijų, reikia fokuso, reikia samdyti specialistus arba samdyti viduje žmonės arba išorėje žmonės, kurie darytų dedikuotai. Bet pačią pradžią iki 20% tikrai galima susiprojektuoti veiksmus, kaip galima savarankiškai generuoti tokią apyvartą. Ir jeigu jūs generuojate 10 000 per mėnesį, tai dar galite, sakykime, dar pridėti ten 2 000 tos apyvartos arba susimažinti savo reklamos kaštus ir tuos 2 000 pridėti iš šito kanalo ir sutaupyti, sakykime, savo marketingo biudžetą. Tai tų rakursų gali būti visokių. Čia viena skaidrė bus tokių, sakykime, Omnisendas rinkoje yra populiariausias įrankis elektroniniam parduotuvėm, tai turime tikrai daug garsių įmonių ir kiekviename segmente turime gerai pažįstamų prekinių ženklų, bet tai gali būti kartais atbaido klientus, čia jie dideli, tai čia jie sugeba tą išnaudoti, bet mano šiandienos tikslas yra jų pasakyti, kad didžioji dalis mūsų klientų yra visgi smulkus verslai ir smulkios elektroninės parduotuvės, kurios irgi sugeba lygiai taip pat generuoti žymės apyvartas iš šito kanalo ir čia yra tik tai keletas pavyzdžių, kurie generuoja sakykime, nuo 10 iki 35% iš šito kanalo, darydami tikrai minimalius, sakykime, veiksmus šitame kanale. Tai kai kurie, aišku, plačius veiksmus, bet iš esmės tikslas yra, kad neužburti, kad didieji naudojasi, bet ir mažieji taip pat naudojasi ir kaip tą pasidaryti jums, jeigu jūs nuspręsite šiandieną, kaip tą pasidaryti, aš jums papasakosiu, sakykime, pačią eigą ir mes tame procese, žinoma, būsime pagalbos ranka, sakykime, mano komanda, kuri ir aptarnauja visus lietuviškus Omnisendo klientus ir jeigu užsiregistruojate Omnisend LT, mūsų tą dėmesį ir gaunate. Tai va, tai kaip dangui, taip ir žemėje viskas, sakykime, santykinai paprasta, jeigu turite motivaciją. Jeigu turite motivaciją, mes esame čia tam, kad padėti, sakykime, šitą kanalą įgalinti, generuoti jums naudą. Kas įdomu buvo, kad šitam sąrašiūtė, kur ką tik rodė tas blokelius su adresais, tai kiekvienam bent po vieną mūsų klientą tikrai turim. Tai šitų, čia nežinau, taip maždaug 30, jeigu čia domenų pavaizduoti, tai maždaug taip apie 5-8 tikrai yra mūsų klientai. Ir tikrai, kaip ir sakai, kad nebūtina būti to didžiausių rinkos žaidėjų, tikrai čia yra ir tų mažųjų prekybininkų, kurie tikrai žinau, kad iš šito kanalo daro geras apyvartas. Tai džiugu matyti jos ir šitame sąraše. Taip, čia buvo tikslas tiesiog surinkti iš kiekvieno rinkos segmento, čia nedėjau specialiai gal buitinės technikos, kur tas segmentas truputį toks jis yra kitoks, bet buitinės technikos irgi segmente turime irgi didžiausius ir mažesnius vardus, tai va, tai tikrai kanalas, sakykime, populiarumai turi, naujienlaiškis pats žodis turi populiarumą. Šiandienos mano tikslas yra jums pasakyti, kad pajamos neteina ne vien iš naujienlaiškių, nes naujienlaiškių žodis kartais atbaido žmonės, tie, kurie valdo elektroninės parduotuvės, sako, aš spamo neskaitau. Tai reiškia, kad aš turiu siūsti spamą. Ne apie tai kalba yra,
reikėtų atsitraukti nuo to žodžio spamas ir toliau, va čia toliau parodysiu, prieisime prie to, kiek to pajamų eina iš spamo, naujienlaiškių siuntimo, sakykime, taip jau tie žmonės, kurie skeptiškai yra nusiteikę, ir kiek pajamų ateina iš automatizuotų laiškų, kurie atitinka mūsų kelionę, kur mes darome veiksmą, mes pradedame pirkimą, nebaigė pirkimo, atkeliauja priminimas apie pamestą krepšelį, kuris yra aukščiausias apyvartos laiškas. Tai tokius laiškus susistatyti ir atsiųsti, tarkim, po apsipirkiminius laiškus, pamesto krepšelio laiškus, po prenumeratos laiškus, tikrai yra privaloma turėti kiekvienam projektui, ar siūsti naujienlaiškius ir kaip dažnai siūsti, kiek naudingų būti savo naujienlaiškiais, jau čia yra kiekvieno politika ir jau tada mes galime taikyti asmeninį tą nuomonę, aš nemėgstu dažnai siūsti, aš savo klientus gerbiu, siūsiu kartą per mėnesį. Valio. Reikia turėti dažnį bent jau kartą per mėnesį, tikrai reikia turėti, jeigu renkame prenumeratorius. Sakykime, jau dažnio kiekis priklauso jau irgi šiek tiek nuo to verslo, kas valdo požiūris, tik tai nuo kiekio irgi priklauso apyvarta irgi naujienlaiškių siuntime. Tai vėl, kaip ten būti aktualiam, kaip atitikti, sakykime, tuo metu vykstančias rinkoje temas ir panašiai, tai čia yra atskira tema, sakykime, ir tas naujienlaiškių dažnis irgi įtakoja irgi apyvartą iš to kanalo. Tai va čia dabar keli skaičiai, kiek investuoja atitinkamas verslas, tiesiog iš tų išvardintų, sakykime, paimtis švieži skaičiai, kiek jie per mėnesį išleidžia tam įrankiui ir kokias apyvartos generuojas. Tai čia tokie galbūt, ką reikėtų suprasti, jeigu kažkas dirbate su Google reklama, perkate Google reklamą, tai skaitosi, kad Google reklamos skelbimas, nes skelbimų skirtingų ten prideda jums specialistai, tai pats vienas skelbimas skaitosi efektyvus, jeigu jis turi 1000 ROI, atsiperkamumo 1000. Tai toks rodiklis, tada Google reklama laikoma sėkminga. Žinoma, gali būti ir daugiau, bet iš esmės specialistai laiko tokią kartelę, kad reikia bent jau arti 1000 turėtų būti ROI, jie ten mato savo toj panelėje ir tada jums rekomenduoja tokius skelbimus palikti. Tai matote, kad nuo 6 iki 40 kartų šitie klientai džiaugiasi geresniais rezultatais šitame kanale. Ir jeigu kažkas perkate Google reklamą, žinote, kad išleidžiate kartais ne 10 arba kartais net 100 kartų daugiau, kai kurie didieji verslai, sakykime, išleidžia, kad gauti panašias apyvartas. Tai čia toks pamastymui ir kartais kiek skiriasi indėlis į kanalą ir kokia yra grąža. Bet žinoma, tie skaičiai, čia yra tokie pradiniai skaičiai, aš labai noriu giliau įlysti šitos skaičius ir papasakoti, iš ko susideda šitie skaičiai. Tipiškai, jeigu projektas dirba nuo 2 iki 4 metų su elektroninio pašto rinkodara aktyviai, tai pajamų krepšelis atrodo taip. Ta prasme, pajamos išsiskirsto į siunčiamus naujienlaiškius, siunčiami naujienlaiškiai generuoja vidutiniškai apie 60% pajamų, automatizuoti scenarijai generuoja apie 40% pajamų. Šitas pyragas gali apsiversti pačioje pradžioje, kai mes neturime prenumeratorių, tai visos pajamos dažniausiai ateina iš automatizuotų scenarijų, reiškia, ateina vartotojas, jis užsiprenumeruoja, jam ateina automatizuoti pasveikinimo laiškai, jisai renkasi projekte, jam atkeliauja pamestos apleisto naršymo laiškas, pamesto krepšelio laiškai ir taip toliau ir panašiai. Tai pradžioje tik tai eina tokie automatizuoti laiškai. Ir eigoje mes kaupiame prenumeratorius ir tada tas pyragas apsisuka. Tai kaip atrodo būtent tie skaičiai tie patys skaičiai, kuriuos aš ką tik rodžiau, ta trumpesnė lentelė, tai matome, kad labai skirtingi skaičiai keliauja, skirtingos apyvartos generuojamos iš automatizuotų scenarijų. Ir žinoma, automatizuotų scenarijų apyvarta priklauso nuo to, kiek srauto jūs atvedate į projektą, nes visgi tada patys laiškai ir skaitosi kaip jums gerinantis pardavimų tą konversiją, tą procentą, kiek ateina iš 100 žmonių, šitie automatizuoti laiškai, automatizuoti scenarijai padeda dar keletą žmonių sukonvertuoti. Jie atpažįsta, kad žmogus neapsisprendė toje dalyje ir pagrąžina į tą veiksmą būtent šito kanalo pagalbą. Tai labai priklauso nuo srautų, bet matome, kad visgi apyvarta iš naujienlaiškių priklauso, kiek mes turime prenumeratorių.
Tai reikia tada turėti, aišku, fokusą į prenumeratorių auginimą ir tada tas veiksmas labai yra efektyvus ir tada, matome, kad, pusė pajamų ateina iš naujienlaiškių, jeigu jūs nekaupsite prenumeratorių, tada neturėsite pusės pajamų iš šito kanalo. Bet jeigu turėsite automatizuotus scenarius, turėsite pačioje pradžioje tikrai efektyvią veiklą, kol susikaupsite prenumeratorius ir tada tas pyragas išsilygins. Bet labai gražiai skamba, kai sakau, bet labai dažnai verslai girdi tik tai žodį naujienlaiškiai ir kelis metus dirba, kaupia tik tai ir siunčia tik naujienlaiškius. Tai va čia būtent ta neišnaudota dalis. Įprastai turėtų būti pajamos tik iš automatizuotų scenarijų atkeliauti ir kol jūs kaupite prenumeratorius. Bet dėja, verslai ten būna ateina 5 metų, ateinam pas klientus, kur papasakom šitos argumentus, tie argumentai atrodo racionalūs ir sako, gerai, norim dirbti, o jūs turite, sakykime, naudojate automatizuotus? Ne, o kas tai yra? Aišku, pamestą krepšelį būna vieną įsijungia, bet pamestas krepšelis vienas tai yra tas pats, kas, labai nedidelė dalis, nes vien reikia siūsti Omnisende, kaip pavyzdinis scenarius yra įdėti 3 laiškai. 3 laiškai duoda 2 didesnę apyvartą, plus Omnisendas geba atpažinti vartotoją jam neprisijungus. Tai labai daug veiksmų, sakykime taip, kodėl verta pasidaryti ir iškart daryti 3 laiškus ir per Omnisendą. Tai va čia toks praskleidus tą užuolaidą, kaip realiai susideda tos pajamos ir iš kur susideda tie tokie įspūdingi skaičiai, jeigu skaičiuosime grąžos procentą, kaip minėjau, palyginus su kitais kanalais, tada lengviau suprantama, ką tie procentai reiškia, jeigu lyginsime su to pačiu Google reklama. Toliau, irgi jeigu dar norisi daugiau motivacijos ir sakykime, jūs galite pasiskaičiuoti, kiek tas pats palikto krepšelio laiškų serija, kiek pasveikinimo prenumeratos laiškų serija jums sugeneruos pajamų. Ir tą galite padaryti mūsų nfq.email puslapyje esančioje skaičiuoklėje. Čia susivesite savo, kiek generuojate užsakymų per mėnesį, kokia yra vidutinė krepšelio vertė ir pamatysite, kiek per metus jūs galite pajamų gauti iš šitų 2 pelningiausių scenarijų. Turėkite meny, kad šitie scenarijai sudaro maždaug 50-60% visų automatizuotų scenarijų generuojamos naudos. Visi tokie, matėte prieš tai skaidrę, aš čia prašiau skliustelėse, kiek automatizuotų scenarijų naudoja kiekvienas projektas, tas paskutinis tulpelis. Tai matėte, kad nuo 2 iki 10 scenarijų naudoja šitie projektai, kurie generuoja šitas pajamas iš kanalo nuo 10 iki 20 tūkstančių per mėnesį. Tai tie 2 scenarijai yra tokia minimali higiena, kurią tikrai rekomenduojame visiems įsijungti. Įsijungti galite labai nesudėtingai, gale webinaro parodysiu tas vietas Omnisende, kur galite tai padaryti, bet iš esmės jau Omnisende yra paruošti šitie scenarijai. Jums tai reikia prieš tai įeiti kiekvieną scenarijų, išsiversti laiško pavadinimą, susidėti turinio vietas, labai, sakykime, tas vietas, kurios yra anglų kalba ir įsijungti. Tai trunka, sakykime, nuo 5 iki 15 minučių tam vienam scenarijui ir jūs turite iš karto labai žymias apyvartas iš šito kanalo. Pačioje pradžioje Omnisendas yra nemokamas iki 500 kontaktų, kol sukaupėte tuos, sakykime, prenumeratorius, po to pirmas mokestis yra $16, tai apie $15 per mėnesį, toliau vėl ten turite iki 1000 prenumeratorių, tai, sakykime, tie vienas pardavimas ir jūs jau pliuse. Tai čia o pliuse būsite jau tame nemokamame plane, sakykime taip. Tai va čia toks, bet jeigu trūksta argumentų, galite pasiskaičiuoti, pasižiūrėti, įsidėti į kalkuliatorių skaičius ir čia pasiskaičiuoti būtent šitame puslapyje www.nfq.email ir punktas skaičiuoklė, arba galite nusiskanuoti šitą QR kodą ir patekti tiesiai į skaičiuoklį. Tai toliau, kaip išnaudoti ir kokius elementus reikia naudoti. Tai jau suprantame, kad be pačio kontakto, be prenumeratoriaus to elektroninio pašto adreso ir papildomų kanalų, telefono numerio, naršyklės pranešimo, sakykime, šalia kaip efektyvių taip pat kanalų, nieko nebus. Neturėsime elektroninio pašto adreso, neturėsime kam siūsti automatizuotų scenarijų, neturėsime siūsti naujienlaiškių. Tai reikia suprasti, kad visus tos elementus, kaip sakant, reikia daryti. Aišku, pagrindinis fokusas yra į kontakto gavimą.
Tai tas kontakto gavimas būtent yra veiksmai, kuriuos aš dabar perėsime per tą vartotojo kelionę. Tai yra, kai ateina lankytojas į jūsų elektroninę parduotuvę, kiekvienas tas lankytojas padaro šitos veiksmus, perina 5 etapus tos kelionės. Ir labai smagu, kad elektroninėse parduotuvėse šita mūsų kelionė yra standartizuota. Reiškia, visi mes darome šitos veiksmus. Nereikia kažkaip, žinot, jeigu mes ten darom konsultacijas, pavyzdžiui, draudimo verslams ar kitiems rinkoms segmentams, tai pas juos ateini turi aiškintis, kaip ta kelionė vyksta. Elektroninėse parduotuvėse jinai yra standartizuota ir jums šitas veiksmų sąrašas yra ta špargalkė, ką reikia daryti. Jums nereikia galvoti, kaip sakant, kaip čia tas žmogus pas mane ateina per kurias vietas. Ne, pas jūs ateina lankytojas ir kiekvienas lankytojas renkasi. Tuo metu, kai renkasi, mūsų tikslas, jeigu galvojam, kaip išnaudoti šitą kanalą, kaip jam parodyti tą prenumeratos formą. Tai čia turime visas tas veiksmus, paruoštas tas formos Omnisendo paskyroje, kur jūs galite išsirinkti savo tinkamą formą ir tada nuspręsti ją naudoti ar nenaudoti. Populiariausia Lietuvoje yra iššokantis pop-up prenumeratos langas, kuriame jūs turite pagalvoti apie tą vertės pasiūlymą. Populiariausias vertės pasiūlymas yra nuolaida pirmam apsipirkimui. Tai ją galite duoti procentinę, galite duoti ten 1, 2, 3 eurų skaitinę vertę. Ir tai yra būtent galimybė, dažniausiai, kur žmogus greičiau apsisprendžia, tai generuojanti vertė. Tai jūs gaunate ir pardavimą, ir kontaktą. Tai 2 vertės iš karto. Ir čia būtent dar ką noriu akcentuoti, pasakysiu žodžiu, kad čia turime labai gerą taktiką, Omnisendas leidžia per 2 žingsnius surinkti kontaktus. Reiškia, pirmame lange jūs prašote tik elektroninio pašto adreso, dar varto galite šalia, žinoma, paprašyti, bet antrame lange jūs paprašote telefono numerio ir gimimo datos. Tai reiškia, jau pirmame lange jūs gaunate, užfiksuojate duomenis, antrame laiške sakote, hei, dar pasidalink savo papildomais duomenimis, mes tave nustebinsim per gimtadienį siurprizų ir panašiai. Ir tuo tekstu jūs sudominate palikti daugiau duomenų. Tai labai efektyvi taktika, kurią šių metų pradžioje pristatė Omnisendas ir tikrai kviečiu, jeigu naudosite iššokančių prenumeratos lango, tai padaryti. Dar agresyvesnė taktika, kurią mes vadiname smūginė taktika, yra iššokantis laimės ratas. Tai smūginė reiškia, kad jūs auditoriją šiek tiek nuvarginsite, jeigu ją ilgai laikysite. Smūgiuoti mes nesugebame ilgai įtempto raumens laikyti. Ne? Tai reikėtų, aišku, šitą prenumeratos formą galvoti, laikyti neilgiau, sakykime, savaitės, nes dalis auditorijos grįžta pas jūs, jie vis matys tą patį laimės ratą ir jai atsibos. Tai labai nesudėtinga Omnisende yra funkcija, kurią galite planuoti savo prenumeratos formas, nustatote, kad savaitę rodo laimės ratą, o po tos savaitės įsijungia pop-upas ir tada sukeičiate tas formas ir nebereikia jums galvoti ir tiesiog tą mėnesį turite 1 savaitę, kai efektyviau renkasi prenumeratoriai, nes iš 100 atėjusių lankytojų vidutiniškai 10 paliks savo kontaktų šitoje formoje. Tuo tarpu iššokančiame pop-up prenumeratos lange 3 žmonės pagal statistiką paliks savo kontaktus. Mes turime ieškoti priemonių, kaip kuo daugiau tų procentiškai susirinkti kontaktų ir gale dienos turėti ir prenumeratorių, ir pardavimų. Tai tokie tie veiksmai. Aš dar truputį pargrįšiu tą skaidrę, kurią greit praleidau. Mes darome tyrimą jau 7 metus ir stebime, kaip elektroninės parduotuvės Lietuvoje renka duomenis. Tai čia yra vienas pagrindinis argumentas, kas čia yra parašyta, tai yra, kad labai, sakykime, dar mažai projektų renka, tik apie trečdalį renka prenumeratorius aktyviais būdais. Reiškia, šitas kanalas, sakykime, jūs turite pakankamai vietos konkurencinėje aplinkoje, kaip susikurti šitą kanalą ir išsiskirti, sakykime, tarp rinkos žaidėjų. Tai trečdalis renka, apie trečdalis naudoja automatizacijas, tai turite tikrai labai daug galimybių dar startuoti su šituo kanalu ir aplenkti, sakykime, savo konkurentus ir turėti apyvartą iš to pigiausio, efektyviausio kanalo ir taip taupyti savo rinkodarinius kaštus, kuriuos galite investuoti ar į savo veiklą, ar į kitus rinkodaros kanalus.
Ir matote, kad visiškai nėra jokios konkurencijos renkant telefono numerius ir dar mažesnė konkurencija negu renkant prenumeratorius, elektroninio pašto adresus, naršyklės pranešimus. Tai tikrai nuo pat pirmo rekomenduoju, jeigu kas dėkite Omnisendą, kad jūs aktyvuotumėtės ir naršyklės pranešimų rinkimą. Naršyklės pranešimai tai irgi tokia, mūsų žmonės atrodo erzinanti priemonė, kur užtiniam kairiam tinklalapio langiais jungia tas allow block, didesnė dalis spaudžiame block, bet vis dėlto vidutiniškai iki 1% spaudžia leisti. Tai va čia yra ta galimybė, kur jūs tiesiog pasyviai irgi renkate kanalą, o po to, kai susirinkote tūkstančiais, tai yra labai įspūdingi skaičiai. Ir kartais renka kaip mažiau sėkmingos naujienlaiškio kampanijos, taip šitas kanalas generuoja, sakykime, pajamas. Tai įsivaizduokite, turite nemokamą kanalą, jūs siunčiate ir sugeneruoja kaip tokia mažiau sėkminga naujienlaiškų kampanija, tokias apyvartas, tie, kas, sakykime, kas siunčiate naujienlaiškus, kad taip įsivaizduotumėt, bet jums ką reikia padaryti šitame kanale, jums nereikia kurti viso naujienlaiškio, jūs įdedate vieną maketuką, kvadratuką ir parašote to pušo pavadinimą ir paleidėte kanalą, tas naršyklės pranešimai. Tai kai susirinkote tos tūkstančiais tų naršyklės pranešimų prenumeratorių, tai labai efektyvus kanalas. Tai va, tai čia nieks nerenka telefono numerių, sakau, aišku, reikėtų siūsti mažesniais kiekiais, juos derinti automatizuotose scenarijuose, nes, pavyzdžiui, kad ir kiek pamestas krepšelis yra efektyvus, tas scenarijus, vis tiek mes turime apie trečdalį, kurie neperskaito. Kad jūs suprastumėt, šiaip naujienlaiškius skaito apie trečdalį žmonių, atidaro ir perskaito, automatizuotus laiškus skaito apie 2/3 žmonių, bet tai reiškia, vis tiek mes 1/3 nepasiekėme auditorijos. Tai mes turime ieškoti, kaip tą trečdalį irgi atrakinti. Tai mes atrakinti galime telefonu arba naršyklės pranešimais. Taigi tą skaitmeninę savo tikslinę auditoriją, kurią mes susirinkome, mes galime tie, kas neskaito naujienlaiškių, mes galime aktyvuoti ir pamesto krepšelio laiškų mes išsiunčiama yra iki kelių procentų nuo visos prenumeratorių bazės. Tai reiškia, mums ten keliasdešimt tų SMS-ų išsiųsti yra itin efektyvu, nes mes padarome taisyklę, jeigu neperskaitė pamesto krepšelio, išsiųsk SMS-ą paskutinį. Ir tam tada kaštai minimalūs, o nauda maksimali. Tai tiesiog apie tokią, kad pagalvotumėt irgi, kad suprastumėt vietą šitų kanalų savo, sakykime, visame marketingo kanalų paveikslė. Tai čia turime pirmą žingsnį, kai žmogus lankytojas, mes turime pateikti prenumeratos formą. Visas šitos priemonės yra Omnisendo paskyroje, kurios galite aktyvuoti vieną mygtuko paspaudimu. Prieš tai, žinoma, pakeitę turinį ir įsidėję tą savo vertės pasiūlymą. Ir panaudoja vieną iš tų mano paminėtų pavyzdžių. Kitas yra, kai vartotojas tampa prenumeratoriumi, mes tada aktyvuojame irgi to pačiu vieno mygtuko paspaudimu, nes yra paruošti tie šablonai, paruoštas visas turinys Omnisende ir jūs galite tiesiog jį išsiversti ir vėl vieno mygtuko paspaudimu aktyvuoti pasveikinimo laiškų seriją. Tai kas yra toje pasveikinimo laiškų serijoje? Tai pavyzdžiui, neturiu idėjas, bet pati logika, jeigu jūs duodate nuolaidą pirmam apsipirkimui, mes pirmame laiške tiesiog sakome, labas Vitalijau, imk nuolaidą pirmam apsipirkimui, ją gali išleisti čia, dar tu apie mus turėtum žinoti tai ir tai. Antras laiškas, tiesiog, sakykime, jeigu skaičiuosime, kad mes labai svarbu tai nuolaido duoti laikotarpį, kad nuolaida galioja, tarkim, 2 savaitės. Ir mes tada per tas 2 savaitės turime langą, galimybę priminti Vitalijui, kad jis nuolaida galioja tas 2 savaitės. Tai mes laikotarpio viduryje sakom, hei Vitalijau, žiūrėk, tavo nuolaida dar galioja, tu gali ją pasinaudoti ir dar, žiūrėk, primenam dar kitus dalykus, kurių tu apie mus nežinai. Nes jeigu mes labai daug dėsim ilgą laišką, tai labai mažai dalis vartotojų perskaitys. Tai mes per tuos 3 laiškus išdėliojame, primename apie nuolaidą ir išdėliojame argumentus tą, ką turi vartotojai žinoti apie mus, apie atsiskaitimo metodus, apie tai, kodėl vartotojai pas mus perka, apie gerus atsiliepimus ir panašiai. Išdedame per visus tos 3 laiškus ir plus primėme apie nuolaidą. Kai kurie klientai sako, o mes šiandien užpaminsim, jeigu vartotojas nusipirko, tai kodėl mes dar primenam apie nuolaidos kodą. Tai kas yra gerai, kad Omnisendas žino, ar vartotojas nusipirko ar ne. Būtent per tą sąsają su Verskis platforma, Verskis pasako, ar žmogus nusipirko ar ne. Ir tipinė taisyklė yra, kad ta laiškų serija nusitraukia.
bet jūs taip pat galime padaryti išsišakojimą toje automatizacijoje, tame scenarijoje, kad žmogus, jeigu nusipirko, mes tik pasakojam toliau 2 ir 3 laišką, siunčiame su tais argumentais apie mus. O tu dar turėtum žinoti tai ir tai, o jau mes tave apšildėm, jau tu su mumis susipažinai, toliau iš mūsų gausi tik naujienlaiškius. Truputį šaržuoju, bet čia pačios turinio idėjos, sakykime, jūs galite arba visiškai nutraukti, arba toliau tęsti, bet be tos komunikacijos apie nuolaidos kodą. Kiekviename tam iš 3 laiškų gali būti ir ilgesnis scenarijus. Tai šitame žingsnėje labai svarbu, kai tampa prenumeratorius, paspausti ranką žmogui. Vieno paspaudimo, ypatingai jeigu siunčiate nuolaidos kodą, tikrai neužtenka. Vėl prisiminkime, kad apie 1/3 žmonių neperskaitys tų laiškų, reiškia, mes kaip minimum turėtume pakartoti tą vieną siunčiamą laišką, jeigu mes tik tai spaudžiame ranką, žiūri, žmogus nusisuko, ne? Tai mes vis tiek norim paspausti ranką, žiūrėk, paklausyk, atsisuk. Tai jeigu žiūrėsime, jeigu nesiūsite, sakykime, nuolaidos kodą, nes, aišku, žinoma, yra galimybė tiesiog siūlyti, kad sužinok akcijas ir nuolaidas pirmas, pagalvoti, ką jūs komunikuosite ir nebūtinai galbūt per tą nuolaidos kodą, nes kai kuriem verslam yra, tarkim, nepriimtina dalinti nuolaidų, kaip jie sako. Tai čia viskas su tuo tvarkoja, visą laiką galima irgi pagalvoti apie kitokią turinio strategiją ir pagalvoti apie vertes, kodėl tie žmonės turėtų palikti savo elektroninio pašto adresą. Ar jūs siūlote, sakykime, laimėti, jūs darėte tiesiog konkursą loteriją tą mėnesį ir vienas iš prenumeratorių laimės ten, ar ne vienas, 5 prenumeratoriai to mėnesio laimės jūsų prizų rinkinius. Tai čia tiesiog visą laiką galima kitų kampų pastumdyti šitą temą ir taip rinkti tos prenumeratorius ir toliau pasisveikinti toje pasveikinimo laiškų serijoje. Toliau turime tikėtinas pirkėjas etapą, tai yra, kai žmogus renkasi. Jisai renkasi ir žinome, kad į šitą dalį dažnai vartotojai grįžta, jie vis ateina, pasiskaito, pamiršta, pamato mūsų reklamą kažkur kitur, vėl grįžta, šiaip prisimena, arba mes primename būtent automatizuotą komunikaciją. Tai čia mes turime būtent ir tą mano paminėtą jau patys didžiausios apyvartos pamesto krepšelio, čia įvardinta paliktos prekės, palikto prekių krepšelio laiškų serija, bet taip pat turime galimybę identifikuoti, ar vartotojas žiūrėjo tą prekę, nes jeigu jis tampa prenumeratorių, Omnisendas užfiksuoja per tą sausainuką, per tą cookie vadinamą ir tokiu būdu jūs galite, tas scenarijus jūs aktyvuoja. Reiškia, galime siūsti apleistos prekės laišką, priminti apie žiūrėtą prekę, kategoriją ar apskritai naršymo istoriją. Tai yra 3 lygių šitie naršymo laiškai. Ir jūs galite taip pat, irgi galite Omnisende rasti pavyzdžių tų laiškų, išsirinkti savo tinkamą, pakeisti turinį ir aktyvuoti ir būtent žmogui bus priminta apie prekę, kategoriją arba apie visą naršymą. Tai čia, sakykime, jums jau pasirinkti, pasižiūrėti, kurį išsirinkti. Ir plus, žinoma, dar tas 4 yra būtent apie pamestą krepšelį. Tai čia jau ta galutinė dalis, kuri labai, labai svarbi ir svarbu išnaudoti bet kuriam verslui. 4 etapas, kai jau mes turime pirkėją, tai natūralu yra siūsti tuos, Verskis jau siunčia tuos ir jūsų tuos tranzaktinius laiškus, taip vadinamus, išsiųsto užsakymo patvirtinimo ir panašiai, bet šalia Omnisende jūs galite šitoje vietoje užsistatyti, kad, tarkim, jeigu tipiškai žmogus per savaitę gauna jūsų prekes, kad jūs 2 savaitę atsiųstumėt atsiliepimo, palikite atsiliepimą, parašykite mums apie savo apsipirkimo patirtį. Žinoma, čia iš karto galite tą vadinamą cross-sell, upsell, kryžminį pardavimą, pripardavimą daryti, nes galite, jūs žinote, ką žmogus pirko, iš kokios kategorijos ir jeigu žinote, kad su kita kategorija dera, jūs galite iš karto tą pačią valandą atsiųsti pirk dabar už labai gerą kainą šitą palydinti produktą, nes labai dera prie to, ką tu pirkai. Tai šitoje vietoje yra galimybės arba paklausti šiaip apie apsipirkimo patirtį, po kurio laiko, kada žmogus tikrai gaus, arba iš karto jau priparduoti jam, padaryti tą kryžminį pardavimą. Taip pat Omnisende rasite, sakykime, jau paruoštų laiškų, kurios galite prisitaikyti savo. Na ir žinoma, pakartotinis pirkimas, tai yra pirkimo ciklo laiškai, kai žinome, kad žmogus nuo, tarkim, nežinau, kas mėnesį turi vartoti jūsų produktą, kas pusmetį, kas metus,
tai labai nesudėtingai galima padaryti taisyklę ir yra tie paruoštukai taip pat pakartotinio pirkimo reaktyvacijos, kur galite nustatyti po užsakymą praėjus 6 mėnesiam, primename, kad jau tau reikia įsigyti. Jau reikėtų papildyti atsargas to mūsų produkto arba šiaip kavos pupelių ar užpildyti kažkokį tai skysčių tą aparatą, kur nusipirko. Ir va čia yra dabar geras pasiūlymas ar tiesiog tau reikėtų šitas prekes įsigyti, jeigu praėjus šitam laikui. Tai tokius galite identifikuoti etapus ir labai nesudėtingai susaktyvuoti tai Omnisendo platformoje. Tai pats planelis, sakykime, linkim visą laiką klientam užsidėti varneles kažką tai padarius, nes natūralu visko iškart nepadarysime. Tai prioritetas turėtų būti prenumeratos formos su pasveikinimo po prenumeratos laiškais ir palikto krepšelio. Tai čia pirmi 3 punktai. Ir toliau, žinoma, naujienlaiškių siuntimas. Ir dabar turime labai, sakykime, tą artėjantį 4. ketvirtį, kuriame turime labai aktyvias žinutes. Ir labai nesunku yra, sakykime, jas panaudoti, tai yra Halloweenas, vienišių diena, 11.11, juodojo penktadienio išpardavimai, Black Friday, tai iš ankstinį daryti to penktadienio metu, tas skaitmeninis pirmadienis, Cyber Monday, Kalėdų visas laikotarpis. Tai turime labai daug žinučių, kurias galime iteruoti būtent ir prenumeratos priemonėse, keisti, jau kaip minėjau, kad galima nesudėtingai planuoti, schedulinti tas prenumeratos formos Omnisende, tai jūs galite vienu prisėdimu pasiruošti tiems mėnesiams skirtingas prenumeratos formas, jas tiesiog suplanuoti ir jos, pasirodys skirtingų laikų jūsų nurodytų laikų. Tai linkiu atkreipti dėmesį į šitas būtent temas, kurios labai skatina vartotojus pirkti, jie tuo metu atidaro, sakykime, savo piniginės plačiau, nes jie tikisi to geresnio pasiūlymo. Žinoma, reikėtų irgi nepaleisti, kad tie pasiūlymai turėtų būti geresni nei įprastai, nes mes visgi irgi žmonės suprantam tas, sakykime, kažkokius tai gudravimus, bet iš esmės tai yra laikotarpiai, kai tikrai elektroninės parduotuvės generuoja didžiausias apyvartas, o dar didesnės apyvartos priklauso nuo to, kiek mes išnaudosime šitas tematikas, čia mano paminėtas, ir bandysime pataikyti, nes, tarkim, jeigu aš siunčiau Vitalijui Halloweeno pasiūlymą, jis nesusidomėjo, bet gal jis susidomės vienišių pasiūlymų arba Black Friday pasiūlymų. Bet jeigu mes šausim tik tai vieną kartą, tik tai Black Friday pasiūlymų ir Vitalijus nesusidomėjo, viskas, mes praleidom galimybę. Tai turėkite omeny, kad reikia šaudyti tai skirtingomis tematikomis, skirtingais procentais ir natūralu, tarsi preziumuoja, kad aukščiausias procentas turėtų būti pataikyti, bet ne, gali būti mažesnis procentas pataikyti, tiesiog mes pataikysime į dėkingesnį laiką, kada vartotojas perskaitys mūsų laišką tuo metu konkurentai bus mažiau laiškų atsiuntę, labai daug tų dedamųjų detalių ir dėl to mums reikia naudoti kelias, sakykime, tas akcijinės tematikas tam, kad maksimaliai gauti naudos, sakykime, ir apyvartos savo elektroniniai parduotuviai. Tai čia tas dalis dabar perėmė ir prieisime, sakykime, kaip tą pasiekti. Kaip minėjau, kad tas procesas yra nesudėtingas. Tai pirmas veiksmas, žinoma, ateiti į omnisend.lt, kur tiesiog paspaudėte tą juodą mygtuką registruotis. Jeigu kažkas, sakykime, jums dar kyla kažkokio tai abejonių, galite užsiregistruoti konsultacijai ir taip pat irgi pasidaryti, sakykime, skambutį, kur kolegos galės parodyti jums, kaip tą Omnisendo platformą naudotis. Bet pirminis mygtukas, jeigu iš principo pakankamai yra ta procesas aiškus, tai tikrai užsiregistruokite būtent Omnisend.lt platformoje per punktą registruotis. Ir pirmieji žingsniai yra iš principo kaip tas nesudėtingas kūrimas, kur sakiau kelių mygtukų paspaudimu, tai Omnisendas turi taip vadinamą brand asset. Kad ir kaip kvailai beskambėtų, ten viskas yra anglų kalba, bet tai yra prekė, kur jūs susidedate savo visus stilius. Tai reiškia, įdėsite logotipą, įdėsite savo pagrindinės spalvas ir iš karto, kai jūs nueisite į prenumeratos formas ir į automatizuotus laiškus, didžioji dalis bus elementų užpildyta pagal jūsų stilių.
Jūs nurodėte kelias spalvas, įdedate savo logotipą ir jums nebereikia eiti laiškuose ir visur keisti logotipą, visur keisti spalvas. Tai toks pirmas veiksmas, kuris užduoda visas temas kitos mano paminėtos elementus. Reiškia, jūs sutaupote labai daug laiko ir iš ten atsiranda, aš noriu pagrysti savo argumentus, kodėl nesudėtinga tai daryti. Ir pats produktas, pats Omnisendas yra sukurtas smulkiam ir vidutiniam verslui, kuo greičiau gauti naudą iš šito kanalo. Tai patys kūrėjai ir galvoja, kuo mažiau jums laiko skirti, sakykime, kaip jūs galėtumėte kuo greičiau gauti naudas ir tas apyvartas. Tai vienas iš šitų veiksmų buvo ir sukūrimas būtent šitos skilties, tam, kad jūs pasirinkote, įdedate logotipą, įdedate savo pagrindinės spalvas, pagrindinius nukreipimus, išsaugoti ir po to atėjus jau į tuos priemonės, didžioji dalis elementų būna pakeista. Tai čia toks galbūt nuobodokas punktas, bet kad suprastumėt, kad tai labai duoda žemą startą jūsų veiksmams ir po to, kai jūs ateinate į kitus mano jau parodytus elementus, tarkim, prenumeratos formas, tai jau ten, tarkim, visi pasveikinimo elementai, nes kaip prenumeratorius patvirtina, tada visi kiti pasveikinimo laiškai, jau daug elementų būna jau užkeista jūsų pasirinktus stiliumi. Kalbant apie prenumeratos formas, tiesiog čia toks žvilgtelėjimas į tą skiltį, yra daug paruoštukų, daug skirtingom tom temom ir tam pačiam ir Halloweenui ir panašiai paminėtom, tai jūs galite tiesiog daug pasirinkti jums tinkamą, pakeisti tekstus, aktyvuoti ir naudoti būtent, nes sėkmė būtent kiek surinksite prenumeratorių priklausys nuo to, kiek jūs keisite tas prenumeratos formas. Galite tikrai pasirinkti ir naudoti tas vadinamas universalias formas, kurios visus metus bus efektyvios, bet jos bus vis tiek keliais procentų mažiau, o tai gale metų reiškia kokią 10, 20, bent jau 30%, nuo 10 iki 30% daug, jeigu darysite tas keitimus daugiau prenumeratorių, reiškia, jūs greičiau susikursite kanalą, kuris iš pigiausio kanalo gausite daugiau apyvartos. Tai tas fokusas į tą kaitaliojimą. Tas kaitaliojimas, tai sakykime, bent jau kartą į ketvirtį, tokia rekomendacija būtų, kaip minėjau, nesunku pasimti tą pavyzdį, jį susiplanuoti, tą ketvirtį viena prenumeratos forma, kitą ketvirtį kita prenumeratos forma. Žinoma, pirmą kartą tai atrodo galbūt sudėtinga, bet kai vieną prenumeratos formą aktyvuojate, jau tada visa kita jau toks kopijavimas savo veiksmų ir žymiai efektyvesnis laiko leidimas. Ta pati Welcome laiškų serija, tai čia yra vaizdas, kai jau pačioje pradžioje išsirinkate prenumeratos formą, ir kur minėjau, tas išsišakojimas, jūs galite dėti taisyklės, ką daryti, jeigu šitas laiškas buvo neperskaitytas. Ir visi tie veiksmai yra šiaip intuityvūs ir kaip minėjau, taip pat galite užsisakyti tą vadinamą demo skambutį, kur parodys, kaip naudotis paskyra ir pačia pradžioje, sakykime, jums tai bus nesudėtinga toliau tai daryti. Pamesto krepšelio laiškų serija, čia noriu galbūt akcentuoti argumentus, kodėl reikia siūsti 3 laiškus. Tai pasikartosiu, kad 3 laiškai ir 1 laiškas skiriasi 2 kartus generuojama apyvarta. Tai yra 2 daugiau pinigų, jeigu siūsite 3 laiškus. Tipiškai Omnisende yra sudėliota po valandos, po 24 valandų ir po 48 valandų. Tai per 48 valandas vartotojas gauna 3 laiškus. Jūs šitos laikotarpius galite keisti. Jeigu jūsų prekių krepšelis yra didesnis ir jeigu žmogui, aišku, reikia nusipirkti medinį namuką, tai jis per 2 paras neapsispręs. Bet jeigu jam ten reikia įsigyti kažkokius tai papildus ar kosmetikos ar panašiai, tai žinoma, tas 2 paros yra labai teisingas laikotarpis. Tai mažesnio krepšelio pirkiniams tai tikrai 2 paros yra puikiai tinkamos, didesnio krepšelio, natūralu, jūs galite plėsti, po valandos priminti vis dėlto lieka, bet tas po 24, po 48 jau reikia tolinti, sakykime, laikotarpį, tada judėti po 3 dienų, po savaitės, kad prailginti, kad žmogus labiau turėtų laiko pakvepuoti ir pagalvoti apie tos išleistus didesnius biudžetus. Tai čia ir pabaiga to mano pranešimo, kad vis dėlto linkiu užsiregistruoti. Užsiregistruojant jūs gausite visą, sakykime, kontaktus mūsų pagalbos, tiesioginės pagalbos ir jeigu kažkas neaišku, kad turėsite
ko paklausti. Jeigu pradžioje abejojate, linkiu irgi paspausti konsultaciją ir pasiplanuoti skambutį su kolegomis, kurie parodys, kaip naudotis tą paskyrą ir jeigu kažkokių abejonių kyla. Tai ačiū visiems uždėmesi ir perduodu žodį Vitalijui. Ačiū už puikų pristatymą iš tikrųjų. Manau, kad tikrai turėtų sumotyvuoti tos, kurie dar nebandė šitą nuostabaus kanalo, nes tikrai čia slypi geras toks, kaip jūs sakyti, prizas, kurį galima pasiimti ir jisai tikrai kainuoja, galų galia imkim, tarkim, kad ir ten poras tūkstančių, tai jau prenumeratorių bazė, su kuria jau tikrai galima apyvartą generuoti, savikainos prasme čia yra ten 20-30 eurų, tai yra maži pinigai versle, kurie tikrai duos šimtais ir tūkstančiais ar dešimtim net tūkstančių rezultatą. Mes turime klientų iš tiesų, aš nepaminėjau, mes turime klientų, kurie pačioje pradžioje pirmą pusmetį nesiunčia naujienlaiškių, tiesiog susiaktyvuoja tos scenarijus ir iš tų scenarijų siunčiasi automatizuoti laiškai ir generuojasi apyvartos. Tai pačioje pradžioje tikrai galima nieko nedaryti, tik taip susiaktyvuoti tos scenarius. Vėliau, žinoma, jau nedaryti truputį neapsimoka, nes jūs turite prenumeratorius, kurie vėl yra generuojantis pajamų šaltinis, tada jau reikia sugalvoti, kaip tą daryti neskausmingai, kaip susirasti galbūt rinkoje resursą, nes tie naujienlaiškiai irgi, sakykime, populiari tema ir tikrai yra žmonių, kurie kuria už pakankamai už priimtinus kaštus, tai jeigu patys neturite tam laiko, tai tikrai galima įdarbinti, sakykime, ir gauti tas apyvartas iš tų kanalų. Tai linkiu, kad pačioje pradžioje tikrai galvoti apie automatizuotus scenarius, kurie, nes naujienlaiškių tema užgožia, sakykime, taip mūsų suvokimą apie šitą kanalą. Čia yra pagrindas visgi iš automatizuotų scenarijų, o šalia po to prisikaupia ta malonus rūpestis prenumeratoriai, kurie jau generuoja ir tas žymas apyvartas. Jo, iš tikrųjų būtent tai ir norėjau pasakyti, nes tikrai iš klientų girdim, kad oi naujienlaiškį, oi čia kurt, neturiu aš apie ką rašyti, tai teisingai labai pastebėjau, kad automatizacija. Jie praktiškai vieną kartą padarius, ten minimaliai galbūt kažką pašlifavus eigoj, tikrai galima jau pajusti skonį, o pajutus skonį, manau, kad tada atsiras ir noras, ir supratimas, ir nebebaisu bus ir tas pačias naujienlaiškius kartą į mėnesį, 2 kartus į mėnesį siūs. Ir tikrai tada pasimatys ten skonis, tada galima bus tą vietą daugiau išnaudoti. Ir per laiką tikrai tai yra būdas, kaip pasiekti tą savo auditoriją, besidominčius. Ir tikrai tie naujienlaiškiai nėra spamas, nes vienas iš dalykų, kaip minėjai, kad ten yra tam tikros nuomonės pas žmonės, kad tarkim ten aš neskaitau. Bet jeigu pasaulio statistika sako, kad šis įrankis rezultate duoda gerus skaičius, tai faktas, kad visada bus kas neskaito, kas nebaspaudžia, kas ten dar kažką padaro. Bet tai yra pjūvis vienas iš visų žmonių. Tad bendrai paėmus tikrai tie naujienlaiškiai, jie ateina, jos skaito, laiškus skaito, ypač kaip apleistas krepšelis ar pasveikinimas po registracijos. Tai yra tas laiškas, kurį tu iš esmės tikiesi gauti, nes tu ką tik atlikai kažkokį veiksmą, tau atėjo kažkoks laiškas, tai tu natūraliai dar jį paskaitysi. Ir paskaitysi dėmesingai, ypač po atlikto, pavyzdžiui, užsakymo, tau atsiūs, pavyzdžiui, kuponą sekančiam apsipirkimui. Tai tu dėmesingai tą laišką paskaitysi, nes tu ką tik sumokėjai pinigus, tai tavo dėmesys kaip tik šito vietai. Tad tikrai tos automatizacijos duos labai gerą startą, tad būtent ties šitą dalim tikrai rekomenduoju arba patiems pasidaryti, arba tikrai mato komandą, žinau, kad moka tai daryti ir tikrai geriausios praktikos pavyzdžiai ten yra. Tad drąsiai naudokitės ir tikimės, kad šis webinaras irgi bus tas žingsnelis į naujienlaiškių laiškų visą tą automatizacijų kryptį. Ir sėkmingos prekybos tikriausiai reikėtų palinkėti iš vieno karto ką padarot ir vėliau semėtės tik jau vaisius iš to. Tai ačiū, palinkėsiu pradėti, o jau kai pradėsite, tai tikrai gausite ir, sakykime, automatizuotų patarimų iš mūsų ir tiesioginių patarimų, tai pagalbos ranką tikrai turėsite ir tik tai reikia pradėti ir gauti naudą iš to efektyviausio kanalo. Prisiminiau kažkieno reklamos šūkį, kartą paragavęs negali sustoti, o čia turbūt apie Omnisendą irgi galima taip pasakyti. Tikėtina.
Na, tai ką, dėkui visiems uždėmesi. Ačiū. Viso geriausio.